Dabar mane išgąsdink prieš laidą, įjung. Palaukit, įjungiau jau. Jau įjungi. Mhm. Taip, šiandien nesulaukėm vidurnakčio, pradedam truputėlį anksčiau, bet užtat pagąsdinsime, drakono galvomis. Nu gerai, gąsdinam. Jo, šiandien kalbėsime apie 8 kepikų, apie vyriausiąją galios kortą. 8 tai visi yra stiprybės, kurioje nors srityje korta, o 8 kepikų yra apibendrinanti korta. Tai yra, jeigu tu įsivaizduotai kubą, tai visos jos senelis 8 būtų jėga emocijose, jėga dirbant su pinigais, jėga pažinime, labai aiškus protas ir galų gale labai stiprus energetinis. Žmonės labai mėgsta tą terminą energetinis, ką jie turėjo omenyje, aš nežinau, ar atominė elektrinė, ar dar ką nors, bet žodžiu, o čia atominė elektrinė. 8 kepikų yra vyriausiai korta, vyriausiai galios korta. Ne kurioje nors atskiroje srityje, bet visose srityse iš karto. Tai 3 yra gimimo datos. Sausio 6, 8 kepikų gimusias sausio 6 valdys 3 kryžių. Iš karto pasakau, ką jį reiškia. Jį reiškia rašymą, komunikaciją, bet kokią komunikaciją. Balsu, žodžiu, raštu, ranka, mašinėlę, kompiuteriu ir taip toliau. Viskas, kas susijęs su žodžiu komunikacija, apima 3 kryžių. Galima tikėtis, kad čia po šitų ženklų gims koks nors super genialus rašytojas, arba super genialus oratorius, arba super genialus politinis veikėjas, sugebantis savo kalbomis patraukti milijonus žmonių. Dabar vasario 4 dieną valdo 3 kepikų. 3 kepikų yra aktoriaus korta, vadinasi, žmonės 8 kepikų gimę vasario 4, jie bus nepralenkiami aktoriai. Jais netikėkit nei vienu, bet jie savo aktorinius sugebėjimus, tai yra daug daugiau negu tik mokėti pasakyti gražiai įkvepiančią kalbą arba prašyti genialų tekstą. Jie dar sugeba tapti įvaizdžių, amžiaus epochos įvaizdžių. Jais seks kur kas labiau ir daugiau žmonių negu gimusiais sausio 6 dieną. Ir pagaliau kovo 2 diena 9 kešėdžių. Turbūt liūdniausias likimas šitos kortelės. 8 kešėdžių gimusios kovo 2 dieną. Kodėl? Todėl, kad ką jį bedarytų, o jį gali padaryti labai daug, pasiekti labai daug, įkvėpti minės ir taip toliau, bet ji pati visą gyvenimą turės kažkaip susidoroti su savo asmeninio gyvenimo netektimis, neviltimis. Kitaip tariant, čia liūdnas žmogus bus, bet kokiu atveju čia bus liūdnas žmogus. Gerai, tai čia tik tai tokios valdančios pagrindiniai dalykai, reiškia 3 gimimo datos ir kuo jos skiriasi tarpusavy, 3 valdančios kortos. Žiūrim toliau. Visa išklotinė. Jo, čia yra išklotinė arba matrica. Kitaip tariant, mes su Orinta, kada rinkomės asmenybės, mes pamatėm tokias asmenybės, reiškia. Kosciušką. Tuoj minutėlę parodysiu. Jo, Vincą Mykolaitį Putiną. Taip. Patį žymiausią turbūt, reiškia. Toliau, nuostabų dailininką Paulių Giustavą Dore. Parodyk mums Jo darbai. Jis iliustravo Naująjį testamentą ir buvo neprilygstamas, reiškia, meistras, iliustratorius, sukūręs visiškai unikalią seriją, reiškia, tų biblijinių situacijų ir taip toliau. Toliau, dar viena asmenybė Žana d'Arc. Jie tai tikrai girdėję visi. Paskelbta prancūzų nacionalinė didvyrė.
bažnyčios nuteisteris ir padėjo susideginti, bet paskui, aišku, bažnyčia apsižiūrėjo, paskelbė šventąją. Taip, išteisino ją. Išteisinant, kur dėsiasi, neišteisinęs. Bažnyčia irgi yra politinė organizacija, o ne organizacija, ką nors šnekanti apie Dievą. Toliau važiuojam. Irgi pats žymiausias karo Taip. inžinierius. Kostiuška, visi lietuvaičiai, kurie suvokdami savo siaubingą padėtį dabar, nuosmukį arba degradaciją, žinoma, jie stveriasi už kiekvieno vardo, kuris nors kiek pakilėja tautinę savivertę. Generolas, kuris nusipelnė abiejų respublikų valstybei. Sukilėlių vadas, po to emigravęs į Ameriką ir ten sukūręs pirmąją karo akademiją. Tuščiagarbiai lietuviai, kurie kažkokiu būdu, norėtų susisieti save su Kostiuška, turbūt manosi, kad jie išmokė amerikiečius kariauti. Bet Kostiuška yra pastatytas paminklas Vašingtone, tai yra svarbu žinoti. Aš matai nesiviliu, kad apskritai mūsų klausytojai tas pavardę žino. Žino, jeigu istoriją mokinosi, tai tikrai žino. Raštingi mes esame. Ai, čia dar nuo Balanos laikų raštingi esame. Taip, ir dar vienas personažas, Michailas Sergejevičius Gorbačiovas. O šiandien ant jo Rusija pyksta. Mano, kad jisai sugriovė TSRS. Taip. Ir įtaka Rusijos pažemino. Ir finansiškai nuslopino. Leido ją pasidalinti, išgrobti, išdraskyti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia viena kalbos pusė. Taip. Bet nežinau, ar tavo kartą atsimena, bet kada jis atsirado, tai 86. Aš dar ne. Mes čia Lietuvoje gyvenantis, aišku, dėjom didelės viltis, kad pavyks atsiskirti nuo Tarybų sąjungos. Tada mes nežinojom, kad atsiskyrus nuo vieno okupantų mes būsim prijungti prie kito okupantų. Bet tuo metu tai buvo gražios viltis. Šiandien jis yra, aišku, Rusijoje keikiamas, bet man tai nesvarbu. Žinau, kad tai buvo bet kokiu atveju žmogus, kuris sugebėjo savo tuščiomis kalbomis, bet tuo metu svaiginančiomis kalbomis apie laisvę ir demokratiją padaryti daug darbų. Norėjo jis to ar nenorėjo, kad viskas tai baigtųsi, kaip baigėsi, bet žinoma, tai buvo nepaprasto įtakingumo žmogus, nepaprastas oratorius, kuris kalbėjo nesustodamas, reiškia. Klausimas yra labai paprastas. Visi jie yra aštuoniukės pikų. Jau vien tik tai išvardintos tos asmenybės, Žana d'Arc, Kostiuška, Gorbačiovas, Dore, jeigu mes susimanytume, mes prankiotume dar kokį keletą dešimčių super garsių žmonių, nuveikusių nepaprastus darbus savo srityje, politikoje, literatūroje, mene. Vien tik tai Mykolaitis Putinas reiškia, ką reiškia. Dabar į šitą klausimą turime atsakyti, kas sieja tuos žmonės tarpusavį. Visiškai skirtingų epochų, skirtingų likimų ir taip toliau. Kaip visuomet mes atsakom į tą klausimą nagrinėdami jų matrisą. Taip, Gintaras panagrinės. Jo, tai tu mangi padedi. Tu man smarkiai padedi. Aš esu klausytoja. Ne, tu čia esi kaip gerasis fonas. Jei tavęs nebūtų, aš nedaryčiau tų laidų. Aš gyvi dar neišprotėjęs, nepasileisčiau savo kameros ir pats prieš tą kamerą nekalbėjau. Man reikia gražios klausytojus, kurie klauso, pastebi mano prieštaravimus, po to išjungus kamerą, susako visas mano klaidas, nurodo jas, išbara ir po to tai man yra paskatinimas atidžiau, rimčiau rengtis kitai laidai. Bet aš ir vėl improvizuoju ir improvizacija prasideda nuo to, kad štai ta aštuoniukė pikų, kokia idealistinė ji bebūtų,
Jie visi idealistai. Jie visi supranta ir žino, kad jie gavo iš Viešpats Dievo tokį potencialą, kad gali ką nori padaryti išeina. Nukariauti žemynus, sukurti iliustracijas Senajam Naujajam testamentui, parašyti, sakysime, kokią nors neužmirštamą romaną Altorių šešėlį. Altorių šešėlį apie kunigo švarę meilę švariai mergaitai. Ir tai pavaizduoti tragediją. Nu, kokia čia tragedija? Tai čia buvo didžiausias skandalas, nes juk jisai ėjo kunigystės keliu, bet paskui jisai Koks čia skandalas? Jeigu partija uždraudė tuoktis, tai koks čia skandalas? Tai... Čia buvo sukrėtimas. Romanas labai rimtas, labai puikus. Buvo laikai, kada visi abiturientai turėdavo rašyti abitūros egzaminus, stojamuosius egzaminus iš Altorių šešėlių. Be abejo, visos moterys, jaunos ir vyresnio amžiaus, atsimena šitą romaną ir prisimena. Čia mūsų Holivudas. Dabar prašo Zoomas upgrade'inti, bet aš nieko neupgrade'insiu. Tu ten kažkas vadiniai. Tai štai šitą galingą kortelę pasąmonėje vadovauja padidinto materialumo arba padidintų pinigų kortą. Kaip ten bebūtų, jeigu mes palygintum visus šitas asmenybės, net negražu būtų sakyti apie tokį, kabutės, idealistą kaip Mykolaitis Putinas, kad jis viską, ką darė dėl pinigų, dėl visuomeninės padėties. Arba Dorė, arba Žana Dark tuo labiau. Nu, čia tik tai aš galėčiau pasakyti tą toks įžūlus, reiškia, veikėjas, kuris sako, Žana Dark, jos pasąmonė buvo didelį pinigai, arba pasakysim, karalystės likimas. Taip pat Gorbačiovui rūpi jo karalystės likimas. Taip pat Dorė rūpi viso šito didžiulės epopėjos, didžiulės pasakos, kuri veikia daug šimtų metų, 2000 metų Europos kultūra, Naujojo ir Senojo testamento citatos, situacijos, jį vadina šventų raštų, kas nori tas vadina, man tai yra nepaprastai talentingas kolektyvinio darbo sukurtas kūrinys, literatūros pirmiausia kūrinys, kadangi Viešpats mūsų Dievas Kristus neparašė nei vieno žodžio. Tai vadinasi, visą kitą už jį atliko jo pasekėjai, apaštalai, kas ką norėjo, tas tai rašė. Buvo matyti literatūrinės komisijos, kurios įdėdavo vienus faktus, išimdavo kitus, ir taip toliau, ir taip toliau. Tie pseudonumerologai, kurie ten ieško kodų, likimo kodų, žmonijos kodų šventraštyje, yra tokie pseudomokslininkai, kurie, ačiū Dievui, kad jie skaito šventraštį, nors ką nors skaito, bet ten nėra ko ieškoti, kas ten nepamesta. Čia yra vienas iš tokių masinių mitų, blefų, kad ten yra įrašyti tam tikri skaičiai ir iš jų galima išskaičiuoti pasaulio likimus. Dar nei vienas neskaičiavo ir tegul nesigiria, kad jis skaičiuos. Tai čia toks nedidelis ekskursas iš šono. Dabar, ko tikisi ir kaip bendrauja su aplinka šitos galingos kortos. Tu pažiūrėk, kaip jos bendrauja su aplinka, kaip vakar gimė, kaip vaikai, širdžių tuziukas pas jos yra Merkurijus. Tai yra, į pasaulį atėjo super galinga asmenybė, bet asmenybė beveik neregėtos galios, bet į aplinką žiūri kaip mažas vaikas, vaiko akimis. Tarsi nieko jos pečių nebūtų, jokio patyrimo, jokio žinomo, jokio nieko. Toks naivus, vaikiškas žvilgsnis į pasaulį matyt padiktuoja šitai asmenybei super genialius žingsnius, veiksmus. Nes retas iš mūsų gali nekaltai pažiūrėti į tikrovę. Nekaltai turiu omeny be išankstinio žinojimus, kas į tokia ta tikrovė.
Mes visi vienaip ar kitaip prikišę savo galvas ar kažkokiu nuostatų, ar teorijų, ar žinių, ar dar kažko, ir tas mūsų žvilgsnis į pasaulį jau nėra nekaltas. Mhm. O kaip Nyčė sakė, jeigu tu nori būti išmintingu žmogum, tu dalį savo gyvenimo kaupi kaip kupranugarės žinias. Kita dalį, aiškiai, tu privalai suplėšti tas visas žinias, paneigti jas ir pasižiūrėti į pasaulį nekalto vaiko akimis. Tai štai didysis prieštaravimas. Asmenybė yra nepaprasto intelekto, nepaprasto pasiruošimo ir nepaprastos galios. O žvilgsnis į pasaulį kaip mažo vaiko. Sakysime, kas širčiausia man ateina į galvą, Dostojevskio idiotas. Jeigu tu pasižiūrėtume paskutinį pastatymą, ten labai gražiai yra parodyta visiškai modernų pastatymą Dostojevskio idioto. Pirmasis pokalbis, kada atvyksta idiotas į tą miestelį, kur pradeda rutuliotis visi įvykiai. Kunigaikštienė Grafienė jo klausia, reiškia, klauso jo, kaip jis pasakoja apie save, savo kelionę ir taip toliau. Ji nori jį pagauti kaip apgaviką, nes ji negali patikėti savo akimis, kad gali žmogus būti toks naivus, toks švarus ir toks naivus. Ir kada įsitikina, kad jis iš tikrųjų neblefuoja, jis iš tikrųjų į pasaulį žiūri vaiko akimis, iš čia ir atsirado tas posakis, tu idiotas. Tu visiškai nesiorientuoji, nesupranti, Naivuolis. kas vyksta aplink. Mhm. Ir lygiai taip pat, sakysim, versijai Žanos Dark, kino prancūzų versijoje, kitose versijose, tai irgi vaizduojama kažkokia kaimo mergelė. Netgi neraštinga be mokslo. Tai būtinai neraštinga. Mhm. Šiandien jau kažkas man pradeda tokius aiškinius dalykus, kad tam, kad suvokti realybę mūsų pačią, reikia atsisakyti raštų, nesimokyti, nes tai užtrešia, matote, skaidrų jų protą. Tai kiti apskritai ateina su labai menku proteliu į gyvenimą. Tai nedaug dievė, jie dar nustotų mokytis, skaityti ir taip toliau, ir taip toliau. Va, šitai asmenybė taip, jis galėtų būti, bet kaip tyčia, visos tos asmenybės, kurias mes vardinom, išskyrus Žaną Darką, apie kurios įsilavinimą, kinematografininkų nuomonė, mes galim pasakyti, kaip kažkokios kaimos mergaitės. Matyt, kinematografininkai norėjo pabrėžti jos nekaltą kilmę kažkokiam ramiam kaimui ir taip toliau. Nu, koks ten ramus kaimas viduramžiais, aš neįsivaizduoju. Tiek to, žodžiu, aš pasakiau, ką norėjau pasakyti, reiškia. Pirma, jis žiūri į pasaulį vaiko akimis. Antras dalykas, jam viskas yra nepaprastai įdomu. Viskas nepaprastai įdomu. Viską, ką jis pamato, sutinka, stebi ir taip toliau, jis stulbina. Ir tik nereikia pamiršti, tu turbūt jau kaip mano studentė žinai, kad širdžių tuziukas virš galvos, čia taip nemato mūsų žiūrovai, bet mes taip žinom, turi 8 kepikų, reiškia. Tai yra, čia viskas tvarkoja. Jis tik atrodo, tas žmogus atrodo pažeidžiamas, lengvai sunaikinamas, įveikiamas ir taip toliau. Nieko panašaus. Gali būti vaiko akimis, gali atrodyti kaip vaikas, kaip nekalta gali. Bet jėga jame slypinti yra ugnikalnių, uraganiška, sugebanti keisti epochas, kas įvyko, sakysim, to paties Gorbačiovo atveju. Dar priminsiu tau, reiškia, kada tik tai atsirado Gorbačiovas, aš bendravau su vienu labai protingu, pranašiu žmogum, be galo anksti mirusiu. Jis buvo už savo pažiūrų, su savo tikėjimą į Dievą laikomas Vladimiro kalėjime. Aš savo leisiu malonumą papasakoti apie jį. Tai yra žmogus, režisierius, scenaristas, kažkada labai garsaus filmo Prisiminimai apie ateitį. Aš jį sutikau Vilniuje prie Šventos Dvasios cerkvės. Jis draugė su būreliu moteryčių iš Baltarusijos atvažiuodavo pasimelsti, nes tuo metu Baltarusijoje buvo griežtesnis ateistinis režimas,
negu kad pas mus Lietuvoje. Lietuvoje vis dėlto ten sekė, kas vaikšto bažnyčias, skūsdavo mokytojai ir kiti partiniai darbuotojai, tuos, kurie ten lankėsi bažnyčiose. Bet vis tiek, sakysim, tas persikėjimas dar buvo toks pusėtinas. Keletą disidentų, keletą žmonių pasodino, gaudytos, kur leido bažnyčios kroniką, bet tik tuos. Visus kitus daugmaž leisdavo tą bažnyčią lankyti šventės. Bažnyčia gyveno gerus laikus, nes žmonės tikėjo, kad bažnyčia yra pasipriešinimo raudonai valdžiai vėliava. Kad ta vėliava, reiškia, pavirtų skudrą šiandien, tai niekas šito nepastebi, bet kaip ir tikėjimas Dievo žodžiu iš lietuviškos katalikų bažnyčios aiškiai sumažės ir ačiū Dievui. Tai štai, Veneroje šita asmenybė turi Bugno-Tūzą. Dabar, kada kalbėjau apie pasąmonę, kad joje glūdi troškimas, noras turėti karalystę arba turėti tiek pinigų, kad, reiškia, užtektų nusipirkti tą karalystę arba ją perdaryti, yra šioks toks motyvas pakoreguoti tą 10-tukę būgnų, kadangi žmonės, kurie savo išklotinėse turi Bugno-Tūzą, reikia būtinai pasakyti, kad jiems patys pinigai, kaip po tokie, pinigai dėl pinigų, nėra labai svarbus. Jiems svarbu surasti pinigus, surasti materialinės lėšas arba išteklius, tam, kad su tais ištekliais tų pinigų pagalba kažką nuveikti pasaulyje. Arba padaryti raudonąją revoliuciją, arba fašistinę revoliuciją, arba perestroiką, arba, sakysim, išsivaduoti iš carinės Rusijos Kosciuškos atveju. Jeigu nepavyko Kosciuškai čia, sakysime, Lietuvos Lenkijos teritorijai, tai jis vis tiek prisidėjo prie Amerikos, sakysime, pilietinių karų, išsivaduojamųjų karų. Taip tariant, jie tos Dievo duotus resursus ir talentus, reiškia, būtinai panaudos kažkokiems projektams, ne savo asmeniškai pasistatyti tempilaitę kažkokią beskonę, nusipirkti 5 naujus automobilius, savo moteriškę aprengti, 2500 suknelių, bet padaryti projektą, kuris jų nuomonė turėtų pakeisti daugelio žmonių grupių, žmonių gyvenimus. Tai štai, šia prasme, jie yra geriečiai, jie yra idealistai. Ir jų atkaklumo, jų narsos ir jų drąsos neverta nuvertinti. Man šiandien tegul šneka, kas nori ir ką nori. Tais laikais, kada Gorbačiovas šnekėjo savo kalbas, ir tai, ką jis darė, nei vienas iš mūsų šiandien laisvų vadovų, kurie yra paskutiniai vakarų cholujai, neišdrįstų įsižiūrėti net baisiausiam sapne. O jis sugebėjo šnekėti tam laikui, palyginti labai drastiškas idėjas skleisti ir prisimint taip pat ir Jelciną, kaip jis tritėjo, virpėjo, kaip žąsis šlapia, reiškia, kada jį ten patraukė partinė atsakomybė už ten kažkokius partinius nusižengimus. Tai Michail Mečinai, reiškia, va tas ruselis, kuris sutinku prie Šventosios dvasios cerkvės, parašęs prisiminimus apie ateitį, jis manėsi, kad jo gyvenimo misija yra skleisti Dievo žodį. Ir jis mokėjo jį skleisti taip ir su tokia jėga, kad jo nesustabdydavo niekas absoliučiai. Žodžiu, nuo ko prasidėjo visa istorija, dėl ko aš ją pasakoju, nes tai dar viena labai gera iliustracija, kurios jūs nerasite Wikipedijoje. Žodžiu, aš jį pasikviečiau į namus, mes čia gėrėme arbatą ir jis man papasakojo savo biografiją. Žodžiu, jį uždarė į Vladimiro kalėjimą ir jis sugebėjo kameroje apkrikštyti visus kriminalinius nusikaltėlius. Tada kalėjimo vyresnybė įsiuto ir liepė jam plauti ten tualetus ir taip toliau. Žodžiu, atlikti darbą, kuris laikomas kalėjimu ten visiškai paskutiniu
žmogaus, tikėdamiesi, kad kiti kriminaliniai nusikaltėliai būtinai ten jį, reiškia, suniekins, gal išprievartaus, gal primuš ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ką tu manai? Staiga paaiškėja, kad jis sugeba net ir tos tualetus, tos kriminalinius nusikaltėlius krikštyti ir mokyti, reiškia, katekizmo ir dėti į galvą ten pirmosius, reiškia, krikščionybės kažkokius įstatymus ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, Vladimiro kalėjimo vyresnybė susijėmė už galvų ir nusprendė jį padaryti psichiniu ligoniu. Ta proga nuvežė į Maskvą, į Serbskio garsųjį, reiškia, institutą, kuris tyrinėja žmogaus smegenis, psichologinius šitus dalykus ir daro visus uždraustus eksperimentus. Ir štai man patiko scena, kuri parodys, kas tai per žmogus. Sėdi už stalo komisija, profesorių, akademikų ir taip toliau, jį atveda, pasodina ant kėdės ir kažkas iš tų jau pirmininkaujančių žymiųjų psichiatrų sako, tai mes čia girdėjome, reiškia, kad jūs skelbėt, reiškia, Dievo žodį, tai gal jūs ir mums čia papasakoti kažką. Jis taip mandagiai, žmogus buvo labai mandagus, be galo išsilavinęs ir be galo mandagus. Jis sako, o kiek jūs man, reiškia, skiriate laiko? Nu, tas nusišaip ir sako, nu, pabandykit mus įtikinti per 15 minučių. Va, ir tada jis pradėjo kalbėti. Kada jis prakalbėjo 15 minučių, salėje vyravo mirtina tyla. Vienas ten kažkoks nupiepęs profesorius nedrąsiai išlemeno. Sakykite, prašom, ką mums dabar daryti? Ir jis grėsmingų, triumfališkų balsų pasakė, melskitės. Tai va, tai toks žmogus irgi 8 kepikų, kuris pamatęs mano lentynas, ten Agni jogos, tomelius ir taip toliau, sako, kada pritruksi malkų krosnį, tai gali sudeginti ramiai jas. Visus šitus skaitinius Blavatkos, reiškia, Steinerio ir visa kita. Tai štai, tikėjimo jėga ir nežemiška, nežmoniška galia. Dabar šitie žmonės, aišku, suklystų, nagrinėjo Marsą arba aistrą. Jeigu jie kurio nors gyvenimo etapus mąstytų, kad pinigai savo ir pirmiausia pasirūpink savimi. Čia būtų jų klaida, čia būtų jų didžioji pagunda. Būgnų dama, kuri viską daro tik dėl savęs. Štai va, būgnų dama dabartinės Lietuvos, reiškia, korta. Tai yra žmogus, tai yra asmenybė, tai yra reiškinys, kuris jam nieko aplink negaila. Jis visus panaudos savo reikmėms, visus išnaudos ir šiekties atkišti nors kapeiką belekam, jeigu tai neliečia jo paties. Būgnų dama, tipiška būgnų dama. Viena ranka viską švaisto, jai negaila nieko, jai negaila savo vandenų, nors konstitucijai parašyta, kad neliečiamas resursas lietuviškų. Jei negaila savo miškų, irgi pasikvietus čia skandinavus arba Kubiliui įsiskolinus skandinavų bankams, reiškia, jis leidžia iškirsti 50% miškų. Galų gali jiems negaila ir savo žmonių, nei tų žmonių palikonių išvykusių. Koks nors, reiškia, išprotėjęs senis pasako, į užsienį išvažiuoja tie, kurie nori užsidirbti auksiniai karas. Tokius marazmatikus ir toliau čia visi cituoja laikui, tautos patriarchais ir taip toliau. Tai štai, 8 kepikų padaro didžiausią klaidą, jeigu į kada nors gyvenime, jaunystėje, nes Marso planeta, jinai reiškia iki 309 metų, reiškia, didžiųjų pagundų ir išbandymų metą žmogui. Pagal mane, žmogus subręsta tik 309 metų, visą tai, ką daro jis iki tol, jisai daro, sakysime, paauglys. Paauglystė. Ja, aš nelaikau jo dar rimtų žmogumi. Tai štai, reiškia, būgnų dama.
Ir jis kartais elgsis taip, kartais elgsis taip. Šiandien, kada šneka apie Gorbačiovą, kad jis buvo nupirktas vakarų, gali būti, aš sakysime, darau tokią prielaidą, kodėlgi ne, galimas daiktas. Jam buvo sumokėti tam tikri pinigai, reiškia. Tai jis elgėsi kaip būgnų dama, tokiu atveju. Kita vertus, manau, kad ir Landsbergiams buvo sumokėti kažkokie pinigai, kad išdraskyti Lietuvą. Lygiai taip pat pasirūpinti savimi. Irgi elgėsi kaip būgnų dama, sakysim. Tiek to, politika. Politika man čia tokios yra. Svarbiausia, kad neužblokuotų laidelę. Ne, jeigu blokuoja, susirasim telegramą. Karikatūra. Geriausios karikatūros tai yra politika. Politika. Linksminti tragikomišką karikatūrą. Gerai, dabar štai toks žmogus pilnoj brandoj pradeda save realizuoti kaip asmenybė. Jupiteris. 5 širdžių. Jo nieks negali suprasti. Jo nieks negali pateisinti. Ir dėl jo bus laužomos ietys, bus prieštaringiausi atsiliepimai ir taip toliau, ir taip toliau. Paimkit bet kurį iš minėtų asmenybių, Orintą, kurį mes parodėme, ne? Ir nerasi vieningos nuomonės apie jų veiklą. Matai, 5 širdžių yra kunigo korta, skyrybų, atitolimo nuo visuomenės ir jo supratimo korta. Žodžiu, tai, kad tie žmonės daro, tveria ar elgiasi, iš tikrųjų taip nėra taip paprasta jo suprasti. Imkime tą patį Kosciušką, kada jis jau Amerikoje, reiškia, ir sukūrė tą pirmąją karo mokyklą. Ten jis turėjo šansų paimti žmonas, turtingų žmonių nuotaikas, moteris ir taip toliau. Ir rodos, kad jo vedybos irgi buvo ten su turtinga kažkokia dama, bet žiūrėk, kaip jis elgėsi. Bet jis tos visus pinigus, kuriuos jis gavo per damos kraitį, jis išdalindavo. Jis padėdavo skurstantiems, jis padėdavo tiems, kur reikėjo pinigų mokslams ir taip toliau. Jis ir toliau elgėsi nesuprantamai. Jeigu įsigilinsi, pasižiūrėsi tą periodą Kosciuškos gyvenimo Amerikoje, tu aptiksi tokius faktus patvirtinančius tai, ką aš sakau. Senatvė. Jeigu tokie žmonės sulaukia senatvės, jeigu sulaukia 52 metų, jie būtinai rašys atsiminimus, jie būtinai rašys memuarus. Norėčiau aš paskaityti, aišku, tokių žmonių memuarus. 3 kryžių rašytojų korta. Vadinasi, iki 52 metų jie nugyvens visą savo tą audringą gyvenimą, nudirbs visus svarbiausius darbus, arba jie tampa puikiais oratoriais, čia greičiausiai labiausiai liečia Gorbačiovą, ir jie gali per savo oracijas, iškalbas, lozungus, kabutėse programas, reiškia, toliau eiti, toliau vesti, reiškia, žmoniją, tautas į kažkokias permainas ar kažkas. Ir jų saviraiška, jie yra aktoriai. Negražu turbūt sakyti apie tai, kad Žana d'Arc buvo kažkokia aktorė. Bet kad jis sukūrė įvaizdį Dievo paliestos arba pateptos ir saugomos iki tam tikro momento, kol neatlieka savo funkcijos. Taip, į juos galima žiūrėti kaip į aktorius. Į Gorbačiovą galima žiūrėti kaip į aktorių. Į Mykolaitį Putiną taip pat galima žiūrėti kaip į aktorių. Tai yra ne todėl, kad jie sąmoningai kažką vaizduoja iš savęs, o todėl, kad jau jų viduje yra užprogramuotas konfliktas. Koks konfliktas? 3 pikų rodo, kad žmogus vienoks yra išorėje, kitoks yra viduje. Dėl tam tikrų aplinkybių. Ir šito konflikto pakanka, kad jis bandytų iš jo išeiti. Tu teisingai pastebėjai, Mykolaitis Putinas, kunigystė, lietuvių ūkininkai kitaip neįsivaizdavo prieš karą, kaip padaryti savo vaikams gerą sotų gyvenimą, kaip tik išleisti kunigus.
O patekę į kunigus, jie žinoma patenka į tam tikrus tabų, tam tikrus draudimus, draudimą dėl Dogmas. santuokos, tai taip toliau ir taip toliau. Ir žinoma, ne vieno gyvenimas yra sulaužytas, nu, bet jeigu jų ta religija reikalauja tokių reiškia aukų, gal ir gerai, kad reikalauja. Čia jau visai kita kalba ir visai kita tema apie tai, kam reikalingas celibatas. Apskritai, kiek aš kalbėjau su seminariją baigusiais seminaristais, jiems kažkaip nesugeba paaiškinti net tokių elementarių dalykų. Man, reiškia, švietimo lygis krito visur, ne tik Lietuvos universitetuose ir mokyklose, seminarijoje taip pat, ten dirba, matyti, reiškia, netalentingi, nemokšos dėstytojai ir tik ima pinigus, o iš tikrųjų nemoko. Ir paleidžia tokius laukinius, reiškia, puslaukinius veikėjus su sutanomis, kad jie tam kažkam kažką aiškintų. Tai štai. Griežtas šiandien jūs toks. Visai negriežtas. Taigi gyvenimas yra linksmas. 3 kepikų konfliktas gali būti aiškiai regimas, tai yra, kada žmogus yra paprasčiausiai nesąžiningas. Sakysim, jis slepia tam tikrus dalykus. Arba tai gali būti priimtinas konfliktas, kada žmogus vienoks yra savo gyvenime, o kitoks yra scenui. Tai yra įprasta situacija aktoriaus, sakysim, profesijoje. Ten niekas tavęs neapkaltins, kad tu esi nesąžiningas. Vieną vakarą tu vaidini Makbetą, kitą dieną tu esi Petraitis. Nu, normalu, čia tos rolės nesusimaišo. Bet jeigu tas konfliktas pasiekia žmogaus vidų ir yra jo egzistencijos variklis, pagrindas ir sprogmuo, kaip Mykolaičio Putino atveju, tada taip. Tada, reiškia, veikia šitą 3 kepikų ir žmogus turi arba sukurti knygą, romaną, apibrėžti tos problemos, to konflikto esmę. Nesvarbu, ką kiti pasakys, 5 šešių. Nesvarbu, kaip puls, niekins, tryps ar dar kaip nors atsilieps. Tai visai nesvarbu, jis vis tiek tą padarys. Tas pats yra Kostiuškos atveju, tas pats yra Žanos Dark atveju, sakysime. Bažnyčia sako, reiškia, nu, kaip gali paprasta mergaitė, kaimo mergaitė kalbėti su Dievu. Tai aišku, čia yra eresija, aišku, nusipelnė laužų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra visai nesvarbu. Jie vis tiek žengs ant to laužo, jie vis tiek sukels tos sukilimus, jie vis tiek prisidės labai smarkiai, kad sugriūtų kažkokia tarybų sąjunga, kažkokia totalitarinė, reiškia, santvarka ir panašiai. Ir štai pati įdomiausia vieta. 8 kepikų vaizduotėje stovi 9 širdžių, kuri reiškia, žmogus nuveikęs tam tikrus darbus, didelius, gigantiškus, epochinius dalykus, ne kiekvienam, reiškia, skirtus nuveikti, jis gali liūdėti, jis gali nusivilti savo darbo vaisiais. Prisiminimai grįžta. Ne, aš taip norėjau šitam pasauliui gėrio, meilės ir kad visiems būtų geriau. O gavosi tai, kas gavosi. Jie patys žengia ant laužo, jie patys yra trypiami, taip. Ir niekas jiems ačiū nepasakys. Nu, nebent po kažkiek metų, šimtmečio. Nu, labas. Jeigu jie iš kito pasaulio girdėtų, ką apie juos šneka, jie gali pasidžiaugti savo darbo vaisiais. Aš noriu pasakyti, kad tai visai nepriklauso nuo žmogaus. Jis vis tiek bus priverstas nuveikti tus darbus. Jis vis tiek išpildys visus šitus simbolius, nueis tą kelią, kuris jiems skirtas nueiti. Ir jaus lygiai tą patį, jaus kelio pabaigoje kartėlį. Tai auklint tokį žmogų arba senatvėje guodžiant, reikia blokuoti jo vaizduotę ir jo paverkavimus. Sumažinti tą kartelį, reikia paguosti ir pasakyti. Kokiu būdu paguosti? Pasakyti, pasižiūrėk, kokį gerą darbą tu padarei.
arba kokį blogą darbą tu padarai, bet kokio masto, kokio maštabo. Jo. Kas yra keisčiausia, kad jie turėdami tokią galę ir veikdami taip beatodariškai, likime stovi kortelė 7 kryžių. Neryžtingumo korta. Niekada gyvenime, net baisiausiam sapne nesusapnuotai, kad tokia asmenybė savo viduje turi labai ilgą ir sunkų ir kankinantį neryžtingumo periodą. Tai yra prieš žengiant svarbiausius žingsnius, jie labai smarkiai išgyvena tas jų pasiruošimas daryti tuos likimo jiems numatytus žygius, veiksmus, jie labai dėl to pergyvena, bando išskaičiuoti, nesuklysti, atsargiai pasielgti. Tai yra 7 kryžių kaip vidinių dvejonių korta. Atrodo, kad kiekvieną žingsnį jie turi žengti labai atsargiai, labai lėtai, labai viską apgalvodami. Bet iš tikrųjų tai taip nevyksta. Už juos kažkas galvoja, sakysim, apvaizdą. Bet jiems kaip gyviems žmonėms, žinoma, tikrai yra nelengvas kryžius tas jų likimas. Tikrai nelengvas. Ir stebint 7 kryžių, tai jie turi daugybę tokių momentų, kada jie susimąsto, bando save sustabdyti, abejoja tą vadinamąją savo misiją. Nežino iš tikrųjų, ar jiems tam pasiseks ar nepasiseks. Ir taip toliau. Čia visiškai susikrimtusio, užkompleksavusio žmogaus kortelė. Bet atkaklaus. Nesvarbu, kiek juos čia kankins tą vidinė betvarkė jų galvoj, 7 rodo, kad jie vis tiek peržengs savo baimę, savo abejonės ir taip toliau. Ir jie tą Žodžiu, turi įveikti gyvenimo iššūkį. vis tiek jie žengs. Peržengti. Nebūtų 7. Jos vis tiek žinos, kad atsidarė ne duris į koridorių, o langą iš 10 aukštų, jie vis tiek žengs. Tai taip, tai Žana Dark ir šoko irgi iš tos pilies. Ant žolės ar kur ten šoko, bet ją pagavo. Ir štai kas yra įdomu, jie paskirtis, žmogaus paskirtis 5 būgnų. Šiuo atveju 5 būgnų aš interpretuoju ne kaip siekimą geresnių gyvenimo sąlygų, psichologinių, materialinių ir ieškojimą tam tikro atlygio už savo darbus, talentus ir veiklas, bet kaip norą pakelti žmoniją į aukštesnį lygmenį. Ne taip kaip Driukas ten sako, pakvėpuokit, rebefingas kažkoks, iškvėpuosit savo nelaimės, arba vizualizuokit, pavyzdžiui, vizualizuokit $1 000 000 ir rytoj jau jį turėsite, tai neveiktų nei bankai, nereiktų dirbti, nieko, vis tik sėdėtų ir vizualizacijų mūsimėje. Tai galima vizualizuoti, bet reikia žinot, ką dar daryti? Žingsnis. Žingsnius, o to žingsnius parodys Driukas, ne? Ir jo kompanija. Žingsnelį. Driuko šokis. Druk. Na gerai. Jo, yra tokių mokytojų. Aha. Aš pirmą kartą girdžiu, žinot. Tai ir užmiršk, ir pamiršk, ir net. Čia yra pandemijos, o tokios visuotinės kaip koronavirusas, yra pandemijos mažesnės, vietinės, lokalios, jos irgi turi savo, bakterijų sudėtį, viskas ten yra elementaru, paprasta, bet pakenkimas yra toks didingas, nes paskui po tokios paskaitos, tokio mokytojų visi išeina ir įsivaizduoja, kad jie žengia žingsnį į sąmoningumą. Kad jie pakliuvo į dar vieną sapną, gilesnį, drumzlinesnį, tai jie šito net neįtarė. Gerai. Tai jiems reikės nubusti jau pabudusiems iš naujo. Jie iš vieno sapno keliaus į kitą, perėję iš vieno sapno. Uždarė duris į vieną sapną, perės į kitą sapną. Gintai, negaliu, žinokit, einam prie kartelio. Juoktis pradėsiu vėl.
Taip, bet juk smagu, reiškia, visą gyvenimą pravaikščioti sapnų labirintį. Ir kiekvieną kartą įžengus į naują sapną, pareikšti visam pasauliu, aš jau atsibudau. O kas tave girdi? Orintų, prašau surimtėti. Tave klauso tiek žmonių, kurie ieško... Čia jūsų klauso, aš pati klausau. Gerai. Aha, tai iš ką? Ieško, ko nepametė mūsų tose laidose. Tai duokime jiems, duokime kiekvienam tai, ko jis nori. Kam valdžios, kam arklį, kam proto, kaip Okudžavos dainoje. Viešpatie, reiškia, bailiui duok arklį, išmintingam duok laiką palisėti. Na, ir kada visus apdalinsi, nepamiršk ir manęs. Tai dabar noriu pakalbėti apie pamoką. Ko reikia vengti šitiems žmonėms? Šitiems žmonėms reikia vengti atsižvelgti į save. Ką tai reiškia? Nu, tu turi savo kūnelį ir aš turiu savo kūnelį, reiškia. Mes juo rūpintis, jį pamaitinti, aprengti, paglostyti, pamylėti, išgydyti nuo lygų ir taip toliau. Tai yra, žmogus neturi pamiršti indų, kuriame jis vaikščia. Įsivaizduojam sielą, kad jinai gauna, reiškia, vienokį ir kitokį drabužėlį mūsų kūnelį. Vadinasi, yra viena iš mūsų priedermių arba pareigų rūpintis juo, kad kuo ilgiau vaikščioti savo kojom, kramtyti savo dantim ir matyti savo akimis. Va, tai šitiems žmonėms kūno malonumai, pilvo malonumai ir taip toliau, jiems yra pragaištis arba nuodai. Tai žmonės, kurie iš principų šiaip jau, va šitoj vietoj jie yra šventieji. Tai yra žmonėms, kurie neturi rūpėti nei valgis, nei alkoholis. Nei alkoholis. Narkotikai, rūkimas. Nei alkoholis, nei narkotikai. Ir seksas. Man jie per stiprus. Nes labai mėgstu rūkyti, propaguoju cigarus ir turiu įžūlumo kartais rūkyti laiduose tos cigarus, čia rūkyčiau. Bet kadangi mane stebi ten 5+ auditorija, aš savo auditoriją apibrėžiu taip, 5+. Tai mažiems vaikams negalima rodyti blogo pavyzdžio, pavyzdžiui, ekrane rūkyti. Tai va, čirmų dama yra dviguba reikšmė. Pirmoji reikšmė yra labai gera ir ideali, besirūpinančios mamos ir motinos kortelė. Tai yra, jie savimi neturi rūpintis. Gyventi turėtų kaip atsiskyrėliai. Ar jie taip nugyvena, ar ne taip, čia jau kita kalba. Aš tik kalbu apie matricą. Žmogaus pasąmonė, matyt, kiekvienas priklausomai nuo sąlygų, gimimo vietos, aplinkos, tėvų ir šeimos, savaip susiduroja tais simboliais, savaip juos įsiinterpretuoja. Už tai ir gyvenimo keliai labai smarkiai skiriasi. Mes čia paėmum pačias žymiausias asmenybės ir kad būtų aiškiau, koks yra tam tikro tipo matrica viduje paslėpta, kas ten joje yra. O nenagrinėjama atskirai kiekvieno žmogaus likimo ir taip toliau. Tam mes kada nors darysime, paėmę vieną ar kitą pavyzdį, tiesiog pasukiosim jų gyvenimo laikrodžius ir parodysim, ką jie ten darė, kas su jais atsitiko ir kodėl atsitiko. Ir konkrečioj kosmogramai, konkrečių metų labai aiškiai matosi, kas su jais vyksta. Kada jie sužeidžiami kovoj, kada jie galų gale deginami ant laužų, arba ten sėdi kokioj nors, sakysime, elitiniai prieglaudų. Nežinau, šitą bus galima daryti, bet iki to laiko mes šiandien su tavimi pildom tik tai vieną dalyką. Vieną savo užduotį supažindame su bendrosiomis matricomis žmonių gimusių tam tikromis datomis. Viskas. Daugiau mes nieko čia nenorim pasakyti, nes čia yra bendrieji dalykai taikomi gimusiems žmonėms tam tikromis datomis. O
konkretaus žmogaus gyvenimą mes pradedam nagrinėti, kada įrašom jo metus ir pradedame sudarinėti jo kosmogramas. Tai gal norit pavyzdį parodyti? Savo pavyzdžiui, čia dabar įmesti. Aš galėčiau. Kad mano nėra sušerintas. Tai aš padarysiu stop share it. Ir tada leidimas jums duotas. Prašom. Tai tada mes galime. Parodykit savo matricą, ką ten joje galim pamatyti. Ką galima pamatyti, padiktuok man Kosciuškos mirtį. O tai, gerai. Pirmiausia, gimimo datą sudiktuok. Aš pasijungiu dabar, gerai. Luktelkit. Gerai, aš palauksiu. Mes čia taip staigiai sugalvojom, net visai nesitikėjau tokio klausimo paklausti. Tai gerai. Jis gimė 02, 04, 04, 1746. Bet mes nematom dar ekrano, jeigu ką. Ir tada jisai mirė. Mes nematom. Tu nematai ekrano? Taip, nematom mūsų ekrano. Jau. Ką mes čia matom? Jo, aš čia padariau Kosciuškos mirties kosmogramą. 71 metai, gimė jisai vasario 4 1746 metai ir mirė sulaukė 71 metų. Čia įrašau metus ir spalio 15, vadinasi, va jo mirties periodas. Labai aišku. Kur yra pikų dama, čia raudonai labai ryškiai apibraukiu pikų damą ir štai mirties kortelė. 9 pikai. Vienas ženkliukas tai yra konkrečiai rodantis jau datą, kuriuo periodu jis numirs. Vienaip ar kitaip, reiškia, viskas jau prasidėjo kur kas anksčiau, matai, ankstesniuose perioduose jau pasirodo. Iš pradžių Merkurijui pikų dama pasirodo. Vėl yra labai sudėtinga situacija, bet kadangi Veneros periodas jis išvengė mirties šiek tiek anksčiau, reiškia pavasarį išvengė. Paskui viskas lyg ir tvarkoja, lyg ir gerai, bet Saturnė pasitinka. Jupiteris, reiškia, paskutinės dienos iki Saturno, reiškia, paskutinės dienos iki Saturno, iki jos sveikatos pozicijos, bet neišvengiamai, reiškia, tie metai jam yra mirties metai. Kodėl? Pirmiausia, pasižiūrėk, Plutonas likimas, tai labai akivaizdžiai stovi mirties ženklas, labai akivaizdžiai stovi. Tai štai, reiškia, čia kaip atrodo jau gyvoji kosmogramoje, kada mes ieškome, kada stebime žmogų nuo jo buvimo mamos pilvelį, nėštumo periodu, reiškia, galim perėti per visą jo gyvenimą, pasižiūrėti jo ligas, mirtis ir taip toliau. Taip savo parodėme iliustraciją. Tiems, kurie sekioja, seka mus, klauso mūsų, turi kantrybės mūsų šitų pasidžiaugimų, vakarinių pasikalbėjimų pasiklausyti. Erezijos čia prišneku visokių, bet šiaip šneku labai rimtus dalykus, kalbu tai, ką išmanau, ką galiu pagrįsti ir ką galiu argumentuoti. Nepasakodamas jums jokių ten vedinės išminties perlų ar kvantinės fizikos, reiškia, žmonėms pats įdomiausia man kategorija žmonių, kurie, sakysime, mintinai neatsimena daugybos lentelės, bet jie yra fanatiški kvantinės fizikos, reiškia, gerbėjai, reiškia, įsivaizduoja, kad jie dabar keliauja iš vienos dimensijos į kitą, savo sąmoningumo dėka ir taip toliau. Šiandien taip nusiteikęs, tai jau nesupyk, matyti, jėgos tą kortą mane pati paveikė.
Šiandien prisiklausiau apie tokius visokius mesijus, jų populiarumą ir dar paskaitinėjau, ką jie ten rašinėja. Tai, Matot, įdomu pasidarė jum irgi jo, paskaitinėti. kad Alio? Gintarai, jeigu, užstrigot? aš tai niekur neužstrigau. Buvot užstrigęs? Tai va tiek. Aha. Jo man rašo, kad interneto ryšys nestabilus. Matyt, CŽV arba Lietuvos saugumas jau kažkokį seržantą pasodins ir prie mūsų laidų. Sakys, tu žiūrėk, kad ten Orinta Vaidanavičiūtė su Gintaru Radilu nesukeltų Europoje revoliucijos beaiškindami žmogaus sandarą. Nes įsikvėps koks 8 kepiko revoliuciją padaryti. Jo, mes tokių neturim čia. Mes tokių neturime. Mes to ištrinsim visą savo praeitį, nes tie, kurie šiandien valdžioje, jie nenori, kad kas nors prisimintų, ką jie veikė tarybiniais metais, kaip jie tarnavo, reiškia, raudonajam drakonui, o po to pakeitė vėliavėlės ir pradėjo tarnauti kitam drakonui. Vis tie patys personažai. Tai apie Mykolaičius Putinus mes nešnekėkime ir apie Kostiušką. Negerai tiesiog šnekėti. Kostiuška šiandien Lietuvos kontekste tai yra valstybinis perversmas. Priešas? Bet mūsų draugai iš NATO neleis to perversmo padaryti. Tai va, tokie naktiniai anekdotai. Smagus. Aš manau, kad ne taip jau svarbu santvarka politinė, socialinė. Ne tai yra svarbu. Niekada nebus jokios santvarkos tinkančios visiems žmonėms. Ir negali būti. Daug įdomiau yra atskiro žmogaus sandara ir savęs bent pradinis abėcėlinis pažinimas. Tai yra daug svarbiau. Mes su tavim gal vieną dieną pradėsim dalinti virtualios valstybės pasus ir kiekvienam įteiksime jo nuotraukystę ir jo nulinę išklotinę, jo pagrindinės savybės ir gyvenimo kelio gairės. Gintarai, čia jūsų didžiausias projektas. Jo, virtualios valstybės aromatijos sukūrimas. Tai tiek, Orintuk, apie 8 Ačiū, Gintarai. Dabar prašom išjungti mus iš pasaulinio voratinklio ir mes visi pasišnekėsim. Gerai.